Trečiadienį po vidurdienio Vilniuje kilo didelis gaisras. Praneša, kad dega sandėliavimo patalpos, kuriuose gali būti baterijų. Po pietų čia kilo didžiulis gaisras Račių gatvėje. Dega sandėliavimo paskirties pastatas, gesina gausios ugniagesių pajėgos čia atvykusios. Šita vieta yra šalia Savanorių prospekto. Orientacijai galima pasakyti, kad netoliese yra kitoj gatvės pusėje ir prekybos centras Norfa. Galite įsivaizduoti, kur tai yra. Ir kilo gaisras. Pranešta, kad sandėliavimo patalpose gali būti ličio-jonų baterijų degti. Tai komplikuoja situaciją, aišku. Dabar matome, veržiasi dūmai ten toliau iš po stogo, iš čia atviros liepsnos nesimato. Pirminiais duomenimis 5 ugniagesių cisternos išsiųstos likviduoti gaisro apie 50 ar 60 kvadratinių metrų ploto pastate degimas ir matyti besiveržintys dūmai juodi. Keičiasi ugniagesių pamainos. Įvažiavimas į šią Račių gatvę yra uždarytas. Tai jeigu važiuojate į čia esantį prekybos centrą, tai policija jūs nukreips važiuoti į šoną, kad netrukdytumėte specialiosios paskirties transporto priemonėms. Skersai kelią yra nutiesti štai tokios rankovės, vadinamos žarnos ugniagesių, kuriamis paduodamas vanduo ir iš mašinų, ir iš kitų vandens šaltinių, vadinama magistralinė linija nutiesta. Ten, kur švyturėliai mašinų, tenai yra degimai, ten matyti besiveržintys dūmai. Tos pusės matosi 3 ugniagesių automobiliai, dar vienas mačiau prie hidranto stovi prijungtas prie magistralinės linijos. Ugniagesių specialistai jau atvyko į įvykio vietą, eina apžiūrėti objekto. Siautėjančių liepsnų iš čia nėra matyti. Degimas viduje sandėliavimo patalpose, bet jeigu ten yra baterijos dega, tai tas gaisras gesinamas gali būti ilgesnį laiką. Paprastai tokie gaisrai užtrunka. Ir iš čia matosi truputį dar daugiau ugniagesių technikos. Pats darbas gesinimas vyksta sandėlio viduje, todėl iš lauko nėra matyti. Tik tai sutelktos pajėgos ir besiveržintys juodi dūmai. Ir apie gaisrą jau pranešimas programėlėje Kovas yra išplatintas. Programėlė, kur vilniečiams pranešama apie visokias nelaimės, eismo įvykius ir visokius svarbius dalykus įtakojančius miestiečių gyvenimą. Ir štai iš tos patalpos matyti tie dūmai. Čia turbūt per vėdinimą kažkokias langas ar pro langą jie irgi rūksta. Ir ten toliau jau gali įeiti tik tai ugniagesiai su kvėpavimo aparatai. Štai 2 pareigūnai išeina, gelbėtojai 3. Be specialios kvėpavimo organų apsaugos patekti negalima. Kas jums žinoma apie šitą incidentą? Kol kas tik labai trumpai, kad dega sandėliavimo patalpas ir yra uždūminta, kvapgrandis dirba ir vyksta gesinimas ir dūmų šalinimas. Ir gyventojai įspėjami aplinkui gyvenantys žmonės neiti į lauką, sudaryti langus, kad nepatektų nuodingi dūmai.